Hau, 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 mėly smalsučiai, vakaro žvaigždelės gerbėjai. Ar pasiruošę naujai pasakaitei? Meški, o tu ar pasiruošęs? Kągi, vakaro žvaigždelę dovanojom pasaką Šokoladinis katinėlis ir ratukai. Ja parašė Daiva Bauerienė. Buvo naktis. Šokoladinis katinėlis miegojo ir negirdėjo, kaip lietaus lašiukai mažomis kojytėmis trepsėjo ant stogo. Tip, 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 tip. O vėliau ant palangės. Tap, 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 tap. Galiausiai ant žemės. Top, 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 top. Pabudęs ryte katinukas lašiukų šokį jau negirdėjo. Tik už lango pamatė dvi balas. Vieną didelę, o kitą mažą ir pagalvojo. Kaip gerai, galėsiu pasitekšenti po balas. Apsevęs guminius batus išbėgo į kiemą ir labai nustebo, nes balos buvo pasidengusios ledu. Tai dar geriau apsidžiaugė katinėlis ir ėmė čiužinėti. Čiūšt per didelę balą, čiūšt per mažą ir vėl čiūšt per didelę, čiūšt per mažą. Smagumėlis. Bet su draugais būtų dar linksmiau. Eisiu ieškoti draugų, pagalvojo šokoladinis katinėlis ir patraukė keliuku. Jis prisiminė varlytę, meškiuką ir kiškį, prisiminė nuotykius, kuriuos patyrė su kiekvienu iš jų. Taigi galvodamas apie savo draugus, jis priėjo pievą. Po nakties žolė buvo nebe žalia, o balta, lyg nematomas dailininkas būtų baltais dažais nudažęs kiekvieną žolės stiebelį. Kaip keista, labai keista, pagalvojo katinukas ir netrukus pastebėjo pėdsakus ir vėžes. Man atrodo, čia nesenai kažkas praėjo, o gal pravažiavo. Ir jis nusekė pėdsakais. Ėjo, pradėjo pūsti šaltas vėjas. Katinukas labiau užsismaukė kepurę, užsisegė visas palto sagas, stipriai užsirišo šaliką, bet nesustojo. Netrukus pasivijo šokolado laputę. Jis stumė vežimėlį, kuriame sėdėjo lapiukas. Labas, pasisveikino katinėlis. Labas rytas, atsakė laputė. Tai vėžinatės, pasiteiravo katinėlis. Taip, išėjome pasivaikščioti. Čia mano broliukas. Ir laputė paglostė lapiukui galvą. Man atrodo, tavo brolius jau didelis, kodėl pats negali eiti, kam jam tie ratukai? Jis negali toli eiti, jo kojos silpnos, labai pavargsta, todėl ir vežu ratukose, kad daugiau pasaulio pamatytų ir draugų susirastų. Gal eime draugė pačiužinėti ant ledo? Prie mano namo užšalo 2 balos. Bus smagu. Gerai, tik brolio paklausiu. Brolis nusišypsojo ir pritariamai linktelėjo. O tuo metu, kai 3 bičiuliai traukė čiužinėti, iš miško išėjo tiranozauras reksas, letenose laikydamas kažkokią dėžę. Jis rengė naują planą. Susikonstravo šalčio ir sniego gaminimo aparatą ir rengėsi sušaldyti visą šokoladinę karalystę. Išsliukinęs iš miško įsijungė aparatą ir ėmė skleisti šaltį. Pasirodė pirmosios snaigės, ir jų vis daugėjo. Kol pagaliau nepertraukiamas srovė ėmė byrėti iš keistos dėžės. Šaltis ir vėjas jas išnešiojo į visas pusės – kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn. Šokoladinis katinėlis ir šokoladinė laputė linksmai šnekučiavosi. Ratukose sėdėjo lapiukas ir mąstė apie ledą. Jis žinojo, kad ji negalės išlipti ir čiuožti, tačiau džiaugiasi dėl sesės, kad jai bus labai smagu. Lapiukas labai mylėjo savo sesę, o sesė mylėjo brolį. Ar tau nešalta? Pertraukė lapiuko mintį sesės balsas. Lapiukas atsakė, kad nešalta, ir sesė toliau stumė ratukus. Katinukas pasakoja apie savo nuotykius su tiranozauru reksu, tik staiga vėjas sustiprėjo, padvelkė šalčiu ir pradėjo kristi snaigės. Netrukus sniegas užklojo visą žemę, medžius, krūmus, namų stogus. Pakilo šokoladinė pūga. Sniego pripustė tiek daug, kad ratukai įklimpo sniege ir laputė negalėjo jų pastumti. Katinėlis stūmė, traukė, ratukai ne iš vietos. Bėgu pas draugus, paprašysiu jų pagalbos, ištarė katinukas ir nuskubėjo pas kiškį. Įbėgęs į kiškio namelį paprašė pagalbos gestų kalba, nes kiškis buvo kurčias. Kiškutį, reikia pagalbos, ratukai įstrigo sniege, padėk greičiau. Kiškis tik strykti ir jau prie ratukų. Laputė stūmė ratukus.
Laputę stumė katinas, o katiną kiškis. Stūmė, traukė, ratukai ne iš vietos. Tada per vėtrą ir pūgą katinėlis nuskubėjo pas meškiuką. Meškiuk, reikia tavo pagalbos. Ratukai įstrigo sniege, padėk greičiau. Meškutis pasiėmė baltą lazdelę ir laikydamas katinėlį už parankės per pūgą ir šaltį atskubėjo prie ratukų. Laputė stumė ratukus, laputę stumė katinas, katiną kiškis, o kiškį meškutis. Stūmė, traukė, ratukai ne iš vietos. Bėgo pagalbos ir katinėlis vėl išskubėjo. Nulėkęs prie upelio surado savo draugę varlytę, tą pačią, kuri kitados padėjo jam pasprukti nuo tiranozauro. Varlytė, reikia tavo pagalbos. Ratukai įstrigo sniege, padėk greičiau. Akimirksnį jie atsirado prie ratukų, o pūga vis nesiliovė siautusi. Laputė stumė ratukus, laputė stumė katinas, katiną kiškis, kiškį meškutis, o meškutį varlytė. Stūmė, traukė, ratukai ne iš vietos. Ką daryti? O tuo metu, kai draugai negalėjo pajudinti iš vietos sniegiai įstrigusių ratukų, kiškio tėtis ir katinėlio senelis baigė konstruoti paslaptingą aparatą. Jie išėjo iš dirbtuvių į kiemą ir nepaisydami pūgos ir šalčio paspaudė įjungimo mygtuką. Pypt, brrr, trrr, krrr. Pasigirdo keisti garsai, mat aparatas skleidė ypatingas bangas. Šios pasiekė miško pakraštį ir ten stovėjusi tiranozauro reksą. Nematomas bangas palėtė reksą ir jis pradėjo mažėti. Pyp! Tiranozauras sumažėjo truputį, brrr, dar truputį, trrr, dar sumažėjo, krrr, visai išnyko, išgaravo, neliko nei pėdsako. O kai rekso nebeliko, nustojo veikti šalčio ir sniego gaminimo aparatas. Nutilo vėjas, danguje pasirodė saulė ir į žemę nusiuntė savo vaikučius. Ir į žemę pasiuntė savo vaikučius, saulės zuikučius. Tėmė strikinėti ant sniego ir netrukus jo neliko. Tik kai kur telkšojo balos. Dabar ratukai lengvai pajudėjo iš vietos. Draugai džiaugsmingai sušuko valiau! Valiau, skandavo visi šokoladinės karalystės gyventojai, sužinojo, jog tiranozauro rekso nebeliko ir dabar bus galima laisvai įžengti į mišką, o kas norės, galės įkopti į pačią kalno viršūnę. Šokoladinis katinėlis pakvietė visus draugus į namus. Visi gėrė šiltą šokoladinį pieną ir valgė šokolado pyragą. Laputė padėjo savo broliui išlipti iš ratukų ir pasodino jį ant sofos. Ačiū jums, bičiuliai, už pagalbą, padėkojo šokoladinė laputė. Katinas tuoj pat laputė žodžius išvertė kiškiui į gestų kalbą, o kiškis gestais kažką pasakė. Kiškis sako, kad nieko tau nepadėjo ir aš, miau, negalėjau nei iš vietos pajudinti ratukų. Ir aš, meškiukas, buvau per silpnas pastumti ratukus. Kvakva, aš irgi mažai ką te padėjau, kvakva. Laputė apkabino broliuką ir tarė, mes abu manome, kad jūs esate patys geriausi draugai pasaulyje. Jūs per pūgą ir šaltį atskubėjote į pagalbą. Ir visai nesvarbu, kad negalėjote pajudinti ratukų, svarbu, kad jūsų ketinimai buvo labai geri. O visų svarbiausia, kad jūsų širdelėse gyvena gerumas. Visiems buvo labai linksma, o mažasis lapiukas iš džiaugsmo ėmė ir atsistojęs nuo sofos savarankiškai žengė kelis žingsnius. Tai buvo pirmasis kartas, kai jis be pagalbos ėjo, o tai buvo tikrasis stebuklas. Labai graži pasakaitė šiam vakarui, o Vilniaus kalėdų senelis jums vaikučiai linki saldžių sapnų. Labanakt.